meditacija jėgos karūna. Ši meditacija yra mistinio ritualas į aukščiausiąją karališkąją tikrojo aš būseną, į savo pirmapradę dievišką aiškios sąmonės prigimtį. Šioje meditacijoje naudojamas karališkosios karūnos vaizdas, kuris yra universalus stiprybės ir galios simbolis. Karūnos vaizdas ir simbolinio karūnavimo ritualas kelia asociacijas su galingų pilių ir karalysčių laikais ir jų valdovais. Karūna simbolizuoja karališką galią mumyse ir mūsų potencialo gebėjimą pritraukti į savo gyvenimą pozityvią visatos energiją. Šią meditaciją siekiame sustiprinti sveikatą ir atkurti gyvybingumą, taip pat pasiekti bet kokį dvasinį ir bet kokį savęs tobulėjimo tikslus. Taigi, paruošk savo vietą ir erdvę, kad galėtum ramiai medituoti. Dabar tu patogiai gali atsigulti arba atsisėsti taip, kad visos meditacijos metu galėtum išlaikyti pasirinktą padėtį ir nejudėtum. Geriausia būtų tiesiog atsigulti ant nugaros. Įsitaisyk patogiai ir užsimerk. Pradėsime nuo kūno atpalaidavimo ir atpalaiduojant pasieksime proto ramybę, kūno raumenų atpalaidavimą, sielos ramybę. Kūno raumenų atsipalaidavimas vyks naudojant specialias atsipalaidavimo formules. Pradėkime nuo veido raumenų. Dabar leiskime sau atpalaiduoti veido raumenį. Įsivaizduokite savo veidą ir atpalaiduokite jį. Atsipalaiduoja kaktos raumenys. Kaktos raukšlės išsilygina, kakta tampa lygi, raukšlės išsilygina, kakta tapo lygi ir atsipalaidavusi. Akių vokai laisvai nusileidžia, akių vokai pasunkėja. Įsivaizduokite ir pajuskite, kaip akių vokai atsipalaidavo, akys užmerktos. Skruostų ir nosies raumenys atsipalaiduoja. Išsilygina raukšlės skruostuose, prie akių ir nosies, prie lūpų. Prisiminkime savo jauną veidą. Įsivaizduokime, kaip lūpos atsipalaiduoja, tampa švelnios ir minkštos. Liežuvis atsipalaiduoja, tampa bevalis, tampa didelis, užpildo visą burną. Burna pasunkėja. Atsipalaiduoja apatinio žandikaulio raumenys. Jis laisvai kaba, nespaudžia dantų. Lūpos šiek tiek prasiveria, veide atsiranda rami, geraširdiška išraiška ir lengva šypsena. Pajuskime, kad veido raumenys visiškai atsipalaiduoja. Kaklo raumenys atsipalaiduoja
ir galva patogiai, stabiliai veliasi į paviršių. Pajuskime atpalaiduotus kaklo raumenis. Kaklo raumenys visiškai atsipalaidavę. Dabar leidžiame savo atpalaiduoti rankas. Jaučiame rankų pirštus, plaštakas, riešus. Rankas nuo riešų iki alkūnių. Nuo alkūnių iki pečių. Pečių juostos ir krūtinės raumenys. Įsisąmoninkime atsipalaidavimą naudojant formulę. Rankų raumenys visiškai atsipalaidavę. Visiškai atsipalaidavę. Leiskime atsipalaiduoti kojoms. Pajauskime pėdas, čiurnas, kojas nuo čiurnų iki kelio. Nuo kelių iki dubens. Visą dubenį. Įsisąmoninkime atsipalaidavimą naudojant formulę. Kojų raumenys visiškai atsipalaidavę. Visiškai atsipalaidavę. Dabar atpalaiduokime pilvo raumenis. Įsivaizduokime, kad pilvas tampa minkštas, tarsi praranda savo formą ir tampa tekantis, grimzta į vidų. Atpalaiduodami pilvo raumenis įsivaizduokime, kaip atsipalaiduoja mūsų skrandis, žarnynas. Atsipalaiduoja ir nusiramina visi pilvo ertmės vidaus organai. Įsisąmoninkime atsipalaidavimą naudojant formulę. Atsipalaiduoja visi pilvo raumenys. Atsipalaiduoja visi pilvo ertmės vidaus organai. Dabar leiskime savo atpalaiduoti nugaros raumenis. Pajuskime, kaip kūnas liečiasi su paviršiumi, ant kurio gulime. Įsivaizduokime, kaip atsipalaiduoja tarpslanksteliniai stuburo diskai. Tarpai tarp slankstelių platėja. Tarpslanksteliniai diskai atpalaiduojami ir nesuspaudžiami slankstelių. Diskuose sustiprėja kraujotaka
ir kiekviena ląstelė iš kraujo gauna daugiau deguonies ir maistinių medžiagų. Ląstelės kaupia energijos atsargas ir šviesos pojūtį. Maloni šiluma sklinda iš apatinės nugaros dalies palei visą stuburą. Įsisąmoninkime nugaros atsipalaidavimą naudojant formulę. Atsipalaiduoja visi nugaros raumenys. Visiškai atsipalaiduoja nugaros raumenys. Palaiduokime krūtinės ir diafragmos raumenis. Nuraminkime kvėpavimą. Kvėpavimas ramus, kaip miegančiojo žmogaus kvėpavimas. Perjunkime kvėpavimą į automatinį režimą. Kvėpavimas natūralus, automatinis. Norėdami tai padaryti, sutelkime dėmesį į kvėpavimą ir po natūralios kvėpavimo pauzės trumpai įkvėpkime ir sulėtintai iškvėpkime. Jauskime vidinę ramybę. Taigi trumpai įkvėpkime ir sulėtintai iškvėpkime. Pajuskime, kaip mus apima ramybės jausmas. Įsivaizduokime save kaip įpūstą vaikišką mėlyną balioną. Tuomet pilnai įkvėpkime, sulaikykime kvėpavimą ir pauzės metu suraskime šiame stipriai pripūstame mėlyname balione mažytę skylutę. Kai atsiras natūralus noras iškvėpti, įsivaizduokime, kad oras labai lėtai pro šią skylutę išeina plona srovele. Tuomet balionas pliūkšta, susiraukšlėja ir visiškai atsipalaiduoja. Dabar ištarkime kvėpavimo formulę. Kvėpavimas tampa tolygus, ramus, laisvas, automatinis. Pilnai įkvėpkime. Pauzės metu įsivaizduojame stipriai pripūstą balioną ir randame jame mažytę skylutę. Iškvėpdami įsivaizduojame, kad oras plona srovele lėtai išeina pro baliono skylutę. Kvėpavimas tampa tolygus, ramus, laisvas, automatinis. Dabar formulę reikia pakartoti dar lėčiau. Sutelkime dėmesį į formulės išsiaiškinimą, atskleisdami kiekvieno žodžio reikšmę. Ištarkime mintyse žodžius atskirai po vieną, su kiekvienu ramiu miegančio žmogaus iškvėpimu. Kvėpavimas tampa tolygus, ramus, laisvas, automatinis. Kvėpavimas tapo tolygus, ramus, laisvas,
automatinis. Įsisąmoninkime viso kūno raumenų atsipalaidavimą, naudojant formulę. Visi kūno raumenys visiškai atsipalaidavę. Viso kūno raumenų atsipalaidavimas veda prie impulsų signalų iš raumenų ir vidaus organų į smegenis nukreipimo. Atsipalaidavimas didėja. Kūnas tampa sunkesnis, nėra noro judėti. Signalai iš raumenų į smegenis sustoja. Smegenys dabar yra poilsio režime, slopinimo režime. Įsivaizduokime, kad smegenų žievė yra kaip laukas, kuriame mirga oranžinės ir geltonos ugnelės. O slopinimą įsivaizduokime kaip mėlyną bangą, kuri pasklinda per smegenų žievę, užliedama ir gesindama šias smegenų sudegimo ugneles. Taigi slopinimas kaip mėlyna banga išsilieja per smegenų žievę, įtraukdamas kiekvieną smegenų ląstelę. Visiško fizinio atsipalaidavimo rezultatas – tai lengvo mieguistumo būsena. Iš smegenų atsipalaidavimo ir slopinimo vaizdinio pereiname prie 5 formulių skirtų perėjimui nuo paprasto atsipalaidavimo į joginį atsipalaidavimą. Kiekvieną formulę ištarsime 5 kartus. Aš nusiraminau. Aš nusiraminau. Aš nusiraminau. Aš nusiraminau. Aš nusiraminau. Aš abejingas pašaliniams garsams. 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 Visi mano raumenys visiškai atsipalaidavę. 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 Visas mano kūnas totaliai ilsisi. 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 Dabar man malonu, jauku, komfortiška ir gera. Dabar man malonu, jauku, komfortiška ir gera. Dabar man malonu, jauku, komfortiška
komfortiška ir gera. Dabar man malonu, jauku, komfortiška ir gera. Mielas mokiny, dabar esi pasiruošęs praktikuoti pagrindinę meditacijos dalį – jėgos karūną. Įsivaizduok savo vidinę erdvę arba savo vidinį pasaulį kaip didžiulę didingą karalystę, kuri yra apsupta didžiulės sienos su didžiuliais vartais. Dabar įsivaizduok, kad priešais tave randasi elegantiški marmuriniai rūmai, kibirkščiuojantis šviečiantis šviesos jūroje. Šių rūmų durys padengtos didingais raizginiais, o stogą vaizduoja krištolinis kupolas. Priartėjęs prie rūmų sustoji, su nuostaba žvelgdamas į jų neįtikėtiną grožį. Reikia ranką paliesti duris, jos atsidaro ir prieš tave atsiveria dar didingesnis vaizdas. Eidamas į vidų, akimirksniu pasineri į spinduliuojančios energijos spindesį. Gauni galingą energijos užtaisą, pasineri į vaivorykštinę šviesą, sklindančią iš spindinčio krištolinio kupolo. Dabar vienos minutės bėgyje pasimėgauk šios aplinkos ramybę ir didingumu. Dabar didžiulio kambario centre įsivaizduok marmurinį pjedestalą, ant kurio guli didinga brangakmeniais papuošta karūna, kuri yra panardinta į iš krištolinio kupolo sklindančią šviesą. Karūna traukia tave ir tu supranti, kad jūs sieja tavyje esanti galia ir beribė visatos galia. Įsivaizduok, kad stovi priešais pjedestalą, tada ištiesi ranką link karūnos, norėdamas ją paliesti. Ir šis prisilietimas pažadina begalinę visatos galią. Akimirksniu į tave pradeda lietis sveikatą ir jaunystę suteikiantis energijos srautas, kuris persmelkia visą tavo esybę. Įsivaizduok, kad ramiai paėmei šią nuostabią karūną ir užsidedi ją ant galvos. Tave iš karto vėl paliečia galinga energijos banga. Ir dabar gali išreikšti savo širdies troškimą. Sugalvoti norą. Tai gali būti išmintis, sveikata, laimė, turtas, sėkmė. Viską, ką paskelbsi šią akimirką, taps tavo likimu.
Taigi, išmintis, sveikata, laimė, turtas, jėgų atstatymas, sėkmė, ramybė - visa tai gali būti tavo. Tave supa neribotos galimybės. Tavo viduje slypi neišsenkantis potencialas, kuris laukia tavo nurodymų pagerinti ir pripildyti energiją tavo gyvenimą. Tu esi savo likimo šeimininkas. Visa tavo esybė, protas, kūnas ir dvasia pilnai pakraunami energijos ir jėgų. Ir ateina laikas grįžti atgal. Karūna lieka ant tavo galvos, o jėgos srautas ir toliau nenutrūkstamai liejasi į tave. Palikdamas rūmus, primeni sau, kad jei nori, visada gali grįžti į šios rūmus, tyrinėdamas didžiulius galingų išteklių resursus. Kai išeisi iš karalystės, tu žinosi, kad jinai priklauso tau. Tai tavo vidinė visata, pripildyta neribotos jėgos. Norint vėl suaktyvinti galingą šio simbolinio karūnavimo ritualo poveikį, sugrįžus į įprastą realybę, reikia naudoti techniką žinomą tiems, kurie yra prisilietę prie jėgos karūnos. Technika yra tokia, kad tu pakeli ranką ir palieti kaktos sritį, prilaikydamas įprastai akiai nematomą karūną. Šis simbolinis gestas parodo tavo valią neišsenkančioms jėgos atsargoms savyje ir trunka vos kelias sekundes. Jis gali būti naudojamas bet kokiamis aplinkybėmis. Šis gestas leidžia suaktyvinti galingą simbolinio karūnavimo ritualo poveikį, kurį atlikai siekiant pagerinti savo sveikatą, atgauti jėgas arba kitais dvasinio tobulėjimo tikslais. Mielas mokiny, visa tai liks su tavimi ir kai grįši į įprastą kasdienę realybę. Ir tai kasdien įvairiais būdais ir priemonėmis gerins tavo gyvenimą ir sveikatą. Ir dabar mes pabaigsime meditaciją ir su pusiausvyros, aiškumo ir gyvenimo džiaugsmo jausmu grįžti į savo dabartį. Tavo motyvai yra draugiški ir kupini meilės. Esi pripildytas mylinčios šilumos, gyvybingumo ir visi tavo ketinimai yra tyri ir draugiški. Jauti, kad esi čia ir dabar, šiame kūne, šioje vietoje ir šituo laiku. Atsisveikinu su tavimi ir visą šį laiką buvau su tavimi. Aš Ilona. Iki kitų susitikimų.